Tai sveiki visi atvykę į tinklalaidę Pezlė apie kiną, čia aš kinomaniakas, kalbinu kino kūrėjus ir industrijos atstovus. Iš karto kviečiu pasiekti, kad galėtumėte ir toliau sekti mane ir rasti daugiau mano turinio ateityje. Bet noriu pasakyti, kad mano veiklos draugai yra žmonės ir mama, kurie galite rasti net du šiandienos pašnekovų bendros kūrybos darbus, Nova Lituanija ir Budėjimą, tai siūlau pasižiūrėti po tinklalaidės. O šiandien svečiuojasi tinklalaidėje jau kinuose rodomo filmo Badautojų namelis, režisierius ir scenarijos autorius Karolis Kaupinis bei operatorius Simonas Glinskis. Sveiki. Labas. Pradėsiu gal nuo platesnio klausimo apie kūrybą. Tai šitas filmas originaliai turėjo būti apie propagandinę laidą Kas per viziją. Tačiau galiausiai šiek tiek ir geografiškai ir kūrybiškai pajudėjo į jau būtent darbuotojų bado akciją. Noriu jūsų paklausti, ar dažnai jūsų kūryboje būna tokių atvejų, kai iš pradžių galvojate vieną, buvo kažkokia viena idėja, o galiausiai jinai visiškai pasikeitė? Mano nuolatos, todėl kad siužetas, istorija, jinai kažkaip, aš ją taikau dažniausiai prie bendresnio kažkokio stebėjimo, kas vyksta visuomeniai. Tai nėra, kad aš labai įsimylėčiau ten kažkokią konkrečią naratyvinę liniją ir tada jos laikyčiausi. Ją galima įvairiai keisti. Gal kol dar nemokėjau taip visai jos konstruoti, tai tada didžiausia ambicija yra sugebėti ją kažkaip papasakoti ar išmokti ją pasakoti, bet paskui, kai jau supranti, kad gali ir taip gali parašyti, tada jau vis tiek labiau taikaisi prie to, apie ką ir kaip tai atrodys ilgesniam laike, apie ką tai kalbės. Dėl to dažnai tai būna, kad tu parašai, tada biškai prisėdi, palauki, žiūri, kaip tai atrodo, ar tas laikui bėgant aktualumas nyksta, didėja, universalu, neuniversalu, tada persitaikai. Tai aš dažnai būna taip, kad pradedu rašyti ir pakeičiu visiškai. Tas pats buvo ir su Nova Lituanija, ir su... Kita vertus, reikia prisitaikyti ir prie tų jau tokių paprastesnių sąlygų, ką tu darai, kiek tu pinigų filmui turėsi. Tas, man atrodo, yra labai svarbu, ar ta istorija arba tos kažkokios pasaulis filmo, kurį tu nori sukurti, atitiks tavo turimus resursus, ką tu galėsi pasakoti. Tai, man atrodo, ypač, kai kalbėjo apie kiną, kuris yra istoriniam laike vykstantis, kadangi ten daug labai išeina resursų ant to pasaulio atkūrinėjimo, propsų ir viso kito, tai tau reikia dažnai, nepasakoti istorijos už 300 000, kuri šiaip kainuotų 3 milijonus, nes tada gaunasi didelis labai, bedugnė. Ir tai yra viena didžiausia problemų, man atrodo, istorinio kino, jeigu tu nesuvaldai, ką tu gali papasakoti su tavo filmo biudžetu. Tai dėl to dažnai dar tas irgi taisymas, toksai perrašinimas atsitinka. O Simonai, o būna, kad galbūt iš kameros departamento tenka visiškai drastiškai keisti filmavimo stilių? Taip, čia reikia spėti Vytis, režisierių. Ir jeigu spėjai Vytis, dažniausiai nespėjai. Drastiškai tai ne, turbūt. O postprodukcijai vis tiek neišgelbėsi. Tai tenka visi keisti kartais. Pastovus yra, kiekvieną rytą tu ateini su vienom mintim o žiūrėk ir neatvažiuoja kas nors. O žiūrėk ir kažkas neveikia, o žiūrėk ir pastovus prisitaikymas ir ruošiesi vienam, gauni kažką kitą. Tai čia, man atrodo, tokia specialybė. Viename interviu Karolis prasitarė, kad prieš jau intensyvius kūrybinius darbus su operatoriumi apsitarėte kažkokius raktinius žodžius, pagal kuriuos toliau vysto tą darbą. Kokie buvo Badautojų namelio tai raktiniai žodžiai? Gal Badautojų nameliui mes neturėjom tokių raktinių žodžių, kurie būtų visai, visam stiliui, taip kaip buvo, pavyzdžiui, Novos, bet tiesiog konkrečiom scenom. Dažniausiai ieškai kažko. Aš atsimenu, mes kai baigėm Novą filmuoti, tada buvo toksai momentas, kad tu tarsi stengiasi
kai įeisi į filmavimo procesą, jis ilgai trunka ir tada ten, žinai, 20 kažkelintą dieną tu būni pamiršęs emocijas, pamiršęs tą krūvį kažkokį, kuris tave veda į konkrečią sceną ir tada šiaip jį sutari tarsi, susikalbi, bet dėl to intensyvumo darbo tu išsimuši, žinai, nu kaip dirbdamas statybose knygų nebegali skaityti, žinai, ir, o statyt pradėjai, nes knygų priskaitai. Ir tada, žinai, reikia prisiminti, apie ką ten buvo ta knyga, tai kartais reikia labai trumpai kažkaip užsirašyti. Badautojų namelio aš atsimenu, nežinau, gal Simonas kitaip pasakys, bet aš atsimenu kelis dalykus, kad mes kalbėjom apie tokį monotonišką vienos spalvos pastelinio kažkokio arba kelių tos pačios atspalvių dominavimą kadre ir tada ieškojama, kur tada yra viena spalva, kuris skiriasi, kažkas ryškaus, kas atsiranda. Tada kalbėjom apie kažkokias konkrečias spalvas, bet čia jau aš kalbu apie tokius, kažkokius raktus kinematografinius, bet mes dažniausiai susirandam žodį ar keli žodžius, kurie nėra iš kinematografijos, nežinau, ten jautru, tai gal žiūrovui ten ar nieko nereiškia, bet tiesiog kalbi važinėdamas per ir sakai, čia šitas žodis, o ten jautru, nes dalinaisi, nežinau, kalbėjai kažką apie prisiminimus vaikystės, man buvo taip, Simonas sako, jo, aš šitą žinau, man buvo šitas, tai va, čia žiūrėk, tas mūsų bendras dalyjamės bendra patirtim, tos tai bendrai patirčiai išsivedi vieną žodį, paskui aikštelį primeni tą patirtį, kuri tau kūrė vaizdus, kuri tau kūrė emociją, ne? Tai vat, tas toks svarbus, man atrodo, tas žodis ateina iš ilgo proceso, kai tu kalbėsi, ieškai. Ir dėl to yra svarbu leisti laiką su žmonėms, su kuriais tu kursi filmą. Aš net atsimenu kažkokiam ten amerikoniškam vadovėlį scenarijaus įrašytas toks gana atrodo banalus patyrimas. Praleis kuo įmanoma daugiau laiko su komanda, su kuria tu filmą darysi, bet tai visiškai tiesa. Nes reikia kalbėti vieną kalbą. Ne tik tai tą kalbą formaliai ateiti, kad čia ar mes sutarėm, kaip šitas filmas atrodys, bet tiesiog susikalbėti iš esmės apie gyvenimą. Apie tai, kaip tu traktuoji, ką šitas personažas jaučia. Suprantam, mes visi vienodai tą personažą. Ar tik tai aš vienas čia atsinešu savo galvojo, visi kiti nelabai žino, ką jie filmuoja. Tai kažkoks toks tas ieškojimas. Užsiminė apie scenarijų. Kaip tau sekasi rašyti scenarijus? Ar esi iš tų, kurie visgi nemėgsta, ką parašo, ar tau jie galbūt sklandžiai rašosi? Nežinau, priklauso nuo kiekvieno filmo. Tu mokaisi kiekvieną kartą rašosi gal vis lengviau, vis labiau supranti paskui, kaip tas scenarijus virs filmų. Jau kelis kartus tai padaręs, tu tada supranti, kad jau scenarijoje tu gali padaryti kažkokius montažinius sprendimus, kai ten pirmą kartą rašai, tai tu nelabai dar įsivaizduoji, kaip šitie žodžiai, kaip jie bus nufilmuoti ir kaip paskui, kaip ten montuosis, tai tu, žinai, prisirašai dalykų, kurių gal paskui nežinai, kaip filmuoti ir sprendi, o kai jau šitą procesą nekartą praėjęs, gal tada tu mažinėsi literatūros, daraisi truputėlį tokią labiau instrukciją savo pačiam, žinai, jisai kaip literatūros kūrinys prastėja, bet gerėja, kaip tau pačiam aiškiai kažkokia instrukcija. Čia tuo atveju, jeigu pats filmuosi. Bet aš dažniausiai taip, niekad nesudaręs nieko, ko aš pats nebūčiau parašęs, tai dėl to rašausi taip, kad man būtų aišku, tai tas sklandėja procesas rašymo. Greitėja, gal nebereikia tiek daug laiko skirti sėdėti ten prie balto lapo. Aš maždaug žinau, scena, atsisėdai, parašiai, vėl lauki. Tai daugiau yra tokio laiko skiri, kam tikrai reikia laiko, tai pasirašius pagalvot, sustot, pagalvot, dėl to jis užtrunka. Bet tai yra ta pati priežastis, apie kurią aš ir prieš tai sakiau, kad perrašyti, žiūrėt, pasirašyti istoriją, galvoju, gerai, atsitrauk, kaip jinai atrodo dabartiniam laikui. O Simonai, kaip jūs scenarijų prisimenat? Ar buvo, kad teko jį perskaityti pirmą kartą, ar jau tą istoriją iš anksto buvo susitarę? Pirmą kartą aikštelėje perskaityti? Ne, jau per pasirašymus. Kiek versijų buvo? 8? Kokias turbūt. Iki mūsų, kas atėjo. Kol. Reiškia, scenarius, kai rašosi, jisai rašosi ant balto popieriaus. Ir kita versija, kur kas pasikeičia spalva popieriaus.
Tai jau toks buvo gan spalvotas tas scenarijus. Man labai patinka, kad Karolis labai rašo, manau, taisyklinga scenarijaus kalba, rašo tik veiksmus, neprašinėja kažkokių tai vaizdų, daug nuotaikų, labai teisingai tave įveda į visą, reiškia, diena, kur, kas, ką daro. Ir man tada geriausiai susikuria tas visas vaizdinys, kaip tu matai tą erdvę. Aš nemėgstu literatūrinių scenarijų. Manau, kad tai yra blogai, nes tai gal ir padeda režisieriui ten įsivaizduoti, bet realiai tai neturi jokios praktinės naudos paskui. Tas išrašinėjimas, žinai, ten ir tada jisai gulėjo, pritarsi galvodamas, kad, ką tai reiškia. Žinai, tu matai, guli, ir viskas. Ką jis ten galvoja, kaip tu tai rodysi. Tu visą laiką rašai ir žinau, kad gal ten senesniai kartoj buvo gana populiaru tie tokie literatūriniai scenarijai, bet aš manau, kad jie labai, nepadeda. Ir kita vertus neleidžia žmonėms, su kuriais tu kuri savo mintim pildyti tos medžiagos, kurią tu parašai. Man atrodo, kuo sausiau tu parašai, tuo lengviau paskui pačiam kurtis tą vaizdinį. Tai tada Simonas perskaito, ten dailininkė perskaito, garsistas perskaito, montuotoja perskaito. Tada jie sako, ką jie galvoja. Tada tu žiūri, kur suprato, kur nesuprato. Jeigu nesuprato, kodėl? Gal tada čia aš galiu papildyti kažkuo, ar kažkas su tuo veiksmu negerai, o gal su visų bendra struktūra kažkas negerai, jeigu iš esmės kažko nesuprato. Bet pačiam užkišinėti ten kažkokiais, tokiais, žinai, literatūra, aš manau, kad yra, tu paskui be kalbėdamas turi šitą suformuluoti, bet į popierių dėlioti, aš nelabai manau, kad tai yra gerai. O kai rašai scenarijus, jau įsivaizduoji, kas galėtų tuos personažus vaidinti, ar jau per castingą ieškaisi? Priklauso nuo filmo, žinai, kadangi vis tiek, Lietuvoje tu jau padaręs kelis filmus ir kelis castingus, išsamius didelius castingus, tu plius minus žinai, kas yra. Vos negali per turbūt 3 ilgus metrus, porą trumpų metrų išsikastinti visus Lietuvos aktorius. Kiekvieną filmą darydamas nori rasti bent po vieną aktorių, kuris tau pačiam būtų atradimas, kad vis dėlto kažką pamiršai, kažko neradai. Aktoriam manau, kad lygiai taip pat norisi atradimo savyje. Tai dalį tų žmonių tu žinai ir galvoji, aš rašau personažą ir aš žinau, kaip tas žmogus jį vaidins. Arba žinau, ką aš iš to žmogaus norėsiu padaryti, bet šitas personažas skirtas jam ir ten didelio castingo jokio nedarai. O kažką, kaip ir Badautojų namelio atveju, rašai, aš įsivaizduoju tik tai personažą ir tada galvoju, gerai, pasikviesiu 17 aktorių ir pasižiūrėsiu, kaip kiekvienas jų kažką daro ir kuri šitą geriausia interpretacija. Pavyzdžiui, Badautojų namelėje, gal sakykime, Sigio tas variantas, tai būtų visai skirtingi vaidmenys priklausomai net nuo psichofiziko žmogų. Jeigu jis būtų ten, ir mes bandėm, ten, kur aukštas, gražus, tokių kažkokių stereotipinių grožio standartų vyras ir kažkas tokio savo psichofiziką savame įdomesnio, tai labai labai skiria tą personažą. Ir paskui, aišku, kai jau atsirenki, tada aš vėl perrašinį. Tada aš jau taip kalibruoju jau tą konkretų vaidmenį pagal jau pasirinktą aktorių. Tai dažniausiai stengiuosi pasidaryti castingą šiek tiek stadijų, kai aš jau žinau pakankamai personažą, bet tada galiu dar pasitaisyti jį pagal jau atsirinktą žmogų. Tai man tada castingas yra gerai tam kažkokiam tarpiniam periode. Kaip tik norėjau klausti apie Pauliaus Pinigio atsiradimą filme, kadangi jisai suvaidino nedidelį vaidmenį Novo Lituanijoje, tai ar iš ten jisai atkeliavo į Badautojų namelį? Ne, aš jį šiaip pažįstu kaip aktorių ir kaip žmogų iš Klaipėdos jaunimo teatro, esu matęs nemažai jo spektaklių, žinau jo galimybės, žinau jo stipriasias pusės, kita vertus mėgstu, kad jisai turi labai tokį kruopštų savęs nedalinimo principą, kuris yra, manau, ir naudingas, ir nenaudingas tuo pačiu metu. Tai yra, kad viena vertus tavęs nemato, kita vertus
galima tada tave atrasti. Tai Paulius ir buvo toksai atradimas, tai jam buvo pirmas filmas ilgo metro, kuris turėtų tokią rolę, kur būtų N pamainų. Novo Lituanijai man patiko, ką jisai darė. Ir tiesiog aš pagalvojau, kad, mes darėm castingą, buvo ten irgi, sakau, visai nemažai, aš išsibandžiau žmonių, bet taip ir kaip nujaučiau, kad Paulius geriausiai tam tiktų, taip ir pasitvirtino. Žiūrėdamas filmą išgirdau vieną frazę ir iš karto pagalvojau apie scenarijų ir apie aktorių, kuris jį pasakė. Tai dabar žiūrovai, kurie labai nemėgsta vadinamųjų spoilerių, siūlau prasiskipinti, kadangi pacituosiu vieno veikėjo žodžius. Žinai, būna, atrodo, ten jau turi kažką, tai žiūrėk, vaikas apsisisiojo, kol nuprausi, kol sutvarkai, išplaukė viskas iš galvos. Čia veikėjas kalbėjo apie istorijos kūrimus, tai aš pagalvojau, ar čia nėra tavo, Karoli, asmeninio gyvenimo atspindys kūryboje? Tai čia persipina, aišku, žinai, bet aš, kai pradėjau rašyti šitą filmą, mano jaunesnė dukra buvo mažytė, kad tik tai gimusi ir natūralu, kad ten kartais tą frazę kažkokią pasiėmė iš savo minties, kurią ir patiri, berašydamas tą scenarijų, kur ten tikrai, reikia parašyti sceną. Ir tuo metu yra buitis, tu nuėjai prie tos buities, vėl sugrįžai, tada galvoji, tai gal čia ir yra į tą sceną, bet aš šiaip mėgstu šitą maišymą, kaip principą maišymą tikrovės ir fikcijos. Ir dažnai jį naudoju. Ir dabar teatre dirbdamas iš vis statau viską ant to, nes man atrodo, kad žinai, dabar yra toks laikas, kai filmuojamos tikrovės, jos yra labai daug. Ta prasme, mes pasiėmę telefoną, galim pamatyti hiperrealiai viską. Nuo vaiko gimimo transliacijos ten iki mirties, eutanazija, viskas nufilmuota. Ir dėl to šitame pasaulyje eiti į fikciją, tiek kine, tiek teatre, man pačiam kaip žmogui dažnai būna, kai aš taip tą žiūriu fikciją ir aš galvoju, jo, čia fikcija, aš netikiu, ne? Tai man reikia dažnai kažkokio tokio pačiam savo truputėlį perpinimo, kad aš nelabai skirčiau, kas tikra, kas netikra, kas realybė, kas nerealybė, kad aš tada pradėčiau viską traktuoti kaip, tai čia gal tada viskas yra tikra arba viskas yra sumeluota. Tai truputį tokia dezorientacija, bet jinai padeda labiau man tikėti. Tai ir pats rašydamas dažnai šitą panaudoju, bet kita vertus šitam filme labai daug yra tokių kažkokių frazių, personažų, dalių, kurias aš įdedu į filmą, ten nugirdęs, žinodamas kažkokias konkrečias istorijas. Vėl nenoriu spoilerių daryti, bet jų nemažai. Skulptoriai nuo jau antikos ir senesnių laikų ir dabartiniai mėgsta įamžinti į kuriamą tą personažą ir skulptūrą savo vaikus, pažįstamus, gal meilės kokias. Tai man labai patinka, kaip Karolis irgi iš gyvenimo ir bendrų kalbėjimų su kitais dar bendrakūrėjais įneša į filmus tas vieną kitą frazę ir tu žiūri tą filmą ir galvoji, reiškia, šita frazė jau yra iškalta istorijai. Ir tu realiai sutapatini su savim, jeigu tu galvoji, kad iš tavęs kilo ta frazė. Ir čia gal būna, tam, kas mane pažįsta, visi tie pokalbiai, mano draugai, mano žmonės, su kuriais aš gyvenau gyvenimą, jie mane ir maitina. Tai daugam atsitinka, paskui ateina filmą pažiūrėti ant spektaklio ar dar kažko ir sako, tai čiagi mesgi kalbėjom apie šitą. Taip, mes kalbėjom, aš iš kur daugiau paimsiu tos dalykus. Tai tik tai iš to, ką aš arba perskaitau, arba išgyvenu, arba pamatau, arba patiriu. Tai žinai, iš niekur kitur to fikcinio pasaulio nekuri, viską imi iš to, kame esi. Tai tiesiog taip gaunasi, kad tas tavo visą laiką tu ir kuri. Nėra tokių, žinai, dabar dirbu, dabar nedirbu. Sėdi, kalbi, ten stebi kažką, galvoji, užsirašai, pasiėmi telefoną, įsirašai į naucus vakare, grįžti namo, atsidarai konkretaus filmo failą, galvoji, šitam filmui, toj vietoj, įsirašai, paskui scenarijų, kai rašai, tada turi tą ten N frazių,
failą, pasižiūri, čia kas nors tinka. Nu, žinai, aš turiu visą laiką tokių failų, iš kurių paimti. Ir tuos failus pildau pastoviai. Pakalbėkime apie filmavimus. Kokia buvo prieiga prie vaizdo? Ar siekėt, kad kamera būtų kaip pašalinis istorijos stebėtojas, o gal kaip ir istorijos dalis? Man atrodo, mūsų procesas prasidėjo nuo to, kad Karolis pamini kokį nors filmą, paklausė, ar jis man patiko. Jeigu aš sakau, kad patiko, sako, gerai, tada galėsim dirbti. Bet neatsimenu, koks tai filmas buvo. Bet, toks vidinis susibalansavimas pozicijų. Ir tada mes dirbam tik su kadruotė. Ir manau, tai teisingas būdas, nežinau, iš kur jis atsiradęs, nes dažnai yra kuriama, kad susirandi lokaciją ir toj lokacijai tu pagal tą lokaciją kadruojas. Mes kadruojamės tiesiog įsivaizduojamai lokacijai. Ir paskui pradeda truputį keistis jau tikrą lokaciją turint. Bet tas, kaip čia mes vadinam, burbuliukai, tai nemokam piešti gerai, tai nupieši burbuliuką, 2 taškučiai ir čia yra žmogus. Tai va tas filmą papasakam pradžioj burbuliukais, kur kas, kokiu stambumu, kaip mes įsivaizduojam. Tada jau lokacijai truputį adaptuoji. Ir gal filmą žiūrint irgi, tu beveik niekur neturi tokių standartinių vadinamų aštunkių. Jos visą laiką eina kažkaip kitaip, apart restorano turbūt. Vien dėl to manau, kad atsispirti yra nuo pradžioj kadruotės be lokacijos. Bet čia dar yra svarbu, man atrodo, todėl, kad ir Nova ir badautojai, kadangi yra istorinis laikas, reiškia, kad mes niekada neturime lokacijos, kur mes galėtume tiesiog atvažiuoti ir sakyti, gerai, kaip mes čia dabar filmuojam. Yra priešingai visą laiką ir tas tavo tikslus įsikadravimas tau leidžia sutaupyti ant dailės. Todėl, kad tu žinai, kad čia suksies, čia nesisuksi, čia bus statiška, čia bus bendra ir tada visur, kur tu taupai. Tu stengiasi nedresint to, ko tau nereikės, nes taip kainuoja pinigus. Reiškia, stengiasi, kiek įmanoma tose kadruotėse, žinai, užsitikrint, kad tikrai bus tik tai šita pusė ir tu vis tiek ateini ir dailininkė tada sako, tikrai čia bus tik tai čia. Tikrai, žinai, ir turi padaryti tokius sprendimus, iš kurių paskui jau nebėra kaip suktis. Ir gal ir norėtum sakyti, nežinau, darykim viską, bet tai kainuoja pinigų, žinai. Tai turint omeny biudžetus, su kuriais mes dirbam, nuo Novos iki badautojų biudžetas, su kuriuo mes dirbom, išaugo turbūt 2,5 karto, bet infliacija lygiai taip pat, žinai, išdidėjo gal net daugiau ir dėl to tu vėl jautiesi, kad tu darai su tuo pačiu resursu. Tai šitas toksai išsikadravimas iš anksto, gana tikslus, tau padeda. Dabar jau norėtųsi gal nors kartą daryti kažką, kur tu pirmiausia atvažiuotum, pasimtum lokaciją ir to adresinimo nebūtų tiek didelio poreikio, kaip yra su filmų istoriniam laike, kur tada viską turi perdaryti, žinai. Labai jaučiasi, žiūrint filmą, kai yra eksterjerai, kaip jie yra tokie šalti ir pakankamai kalti ir kaip pasikeičia ir labai atitiko iš tikrųjų visas plaukimas filmo, kaip tu pereini į namuką. Tai interjerai yra pakankamai laisvai kadruoti. Ir tas labai, labai padeda ir labai jaučiasi, kad tu nedarai kažkokios karikatūros, nes negali tiesiog nei milimetro paeiti šoną. Aš, pavyzdžiui, setapas mano tai yra stovas ir ant jo slaideris. Aš nejudu kadro metu, bet slaideris yra tam, kad pasislinkčiau tą milimetrą, kad už stulpo užsistotų kažkoks tai parduotuvė, reklama, tiesiog labai jau precizika yra. Nes, žinai, tas viską pastumti milimetrą yra per sudėtinga. O kiek improvizuoti leidžiat savo aikštelėje? 20 kelintą pamainą improvizaciją prisakai. 15. Kažkaip pamiršti tą kietą kadruotę, jau tavo ta kadruotė iš vis yra skuduras.
kurį tu ten nešiojais kažkur, jau kažkur numesta ten. Taip, iš pradžių toks saugotina tokia papkė, žinai, kur tu kažkaip ją taip dedi į kuprinę, paskui jinai taip tokia šliūrė, čia bata. Bet leidžiat savo pagal intenciją dirbti? Aš tuose dviejose filmuose, net ne dviejose, tiesą sakant, ir ankstesniuose tuose, nu viską, ką esu padaręs, mano intencija yra tik tai turbūt, kaip čia intencija, aš tik tai aktorių darbą, visiškai pagal jausmą, žinai, krapštau. Bet labai kažkokių didelių masyvių pokyčių niekada nedarom. Būna, kad susiplanavę, kad čia 8 kadrais išspręsim tą situaciją, tada įvyksta blokingas ir Karolis sako, nu, hebrytė, 3 valandom laisvi visi, operatorius lieka, mes čia parepetuosim. Ir visiems taip, tai kas čia bus dabar? Ir po tų 3-4 valandų lieka 1 kadras iš tų 8. Ir mes spėjom laiku viską padaryti. Ir nu, va, tie kadrai yra auksiniai. Reikia visą laiką, žinai, nu, tą resursą, kurį tu turi, labai gerai taip, nu, tu vis tiek ateini, jau turi ten, sakykim, vakar dienos patirtį, nes filmuoji nedažnai. Čia nėra taip, kad tu žinai, kaip reklamos režisierius ar kaip režisierius, kuris dirba nuolatos, kad tu turėtum labai gerai atkaltą tą tokią techninio darbo įgūdį, ne? Tai kai tu filmuoji kas kelis metus, tu vėl toks truputį sumedėjęs esi, ne? Tai tu kiekvieną pamainą atėjęs galvoji, gerai, vakar buvo ten blogai tas, nes kažkur laiko per daug išleidom šitą, tai jau ateini, gerai, kad mes čia buvom 8 tas kadrus nusipaišę, bet aš matau, kad vaidybiškai man čia reikia sudirbti, man reikia pasirinkti, ar aš turėsiu 8 kadrus, kurie bus šiaip suvaidinti, nes laiko, nu, viskam nebus. Arba aš turėsiu 3 kadrus, bet jie bus gerai suvaidinti, nes aš galėsiu daugiau dirbti. Tai tada, ar aš galiu susimažinti, kad laimėti? Galiu pasimažinti, kad gaut laisvės. Tai va tas, žinai, intencija, tu tada stengiasi pasidaryti savo laisvės salelę, kitus dalykus labai, labai griežtai išsikupiruodama, žinai. Tai ar tai susimažinamas kadrų kiekį, ar priešingai, tada, nu, ten aš atsimenu sceną, kur galvoja, gerai, čia pasisuksim ir nemoka aktorius teksto. Ne? Ir tu galvoja, gerai, aš dabar turiu galimybę arba kažkaip čia į konfliktą sueit, bet aktorė ar aktorius geri, tai, nu, dabar jau atsidūrėm šitoje situacijoje, aš manau, kad labai tas neprofesionalu, bet ką padarysi? Nu, tada nusprendė, kad tu skirsi daug dublių tam tekstui vis dėlto išmokti, pasilikdamas labai mažai dublių kitiem, nes kiti žinai, kad yra stiprus ir viskas bus gerai, bet tada atsisakai ten kažkokių, nežinau, kažko, ką tu galvoji, kaip tik pasiliksim, biški čia laisvai paplaukėsim, viską šitą nusijėmė. Tai iš to gaunasi, kad vis tiek tas filmas jisai gana tiksliai taip yra sustatytas. Aš studentam kaip labai gerai yra dėstyti, kai remiesi savo patirtim ir savo pavyzdžiais, nes e-mailai yra susirašinėjimai, aš ten Karoliui net nežinant screenshotų į skaidrės pridėjęs, kur, nu, tokių pasisakymų gerų yra, kur atrodo turėtų demotyvuoti, bet, nu, jie tiesiog tiesiai šviesiai tau pasako, žinai, tu čia ne ten lendi, tai važiuojam toliau. Tai visai yra peštinė kadruotė, tada yra foto kadruotė, ir tada surinkti kadrai iš galutinio filmavimo. Ir vat gali pamatyti, kaip kai kur visiškai 1:1 nieks nesikeičia, o kai kur radikaliai pasikeičia, bet vis tiek turinys lieka tas pats. Taip pat, Simonai, esate sakęs, kad einate ten, kur yra iššūkių. Tai ar buvo iššūkių filmavimo metu? Ar turėjot kažkokių galbūt fiziškai ar emociškai sunkesnių pamainų? Šaltis. Šaltis, jo. Šaltis turbūt, nu,
Aš kiekvieną rytą einu šaltą dušą, bet išdrįs tą kraniuką atsukti, kiekvieną kartą yra iššūkis. Nu, bet tu jį atsukė. Ir jeigu vieną rytą nenueini į tą dušą, tada galvoji, einu į dušą. Taip pat, jeigu neklystu, filmavo 22 pamainas kažkur filmą ir filmavo tiek Kaune, tiek ir Vilniui. Atrodo, kad tos 22 pamainos gana trumpas laikas, tai kaip spėjot viską susifilmuoti tiek Kaune, tiek ir Vilniuje? Nu, nežinau, gerai suplanuota režisieriaus asistento Lukui Lukaševičiui kepurė. Tai yra tikslus irgi gerai patyrusio savo darbą, labai mylinčio ir labai padėti tau norinčio žmogaus darbas. Šitą reikia visą laiką turėti omeny, kad, ta prasme, čia režisierius, operatorius tvarkoja, bet viskas labai smarkiai priklauso nuo žmonių, kurie tau laiku ir vietoj su visa, žinai, širdim padarys sprendimus geriausius. Tai čia tas spėjimas, žinai, tu turi savo užduotis, bet tam, kad tu savo užduotis padarytum, tu turi pasitikėti žmonėm, kurie tau kūrė tas sąlygas, tas užduotis įgyventinti. Tai aš tą patį galiu tada apie savo departamentą, kiek jie gavė iš to režisieriaus asistento, kad turėsim taip daryti, kiek jie suka galvą, gerai, tada mes magistralę vėsim ten aplinkui, kai darysim reversą, tada genikas pervažiuos į tą pusę, magistralė bus paslėpta po sniegu ir taip toliau ir panašiai. Ir jie ten, nėra, kad atvažiavau, tai ką darom? Ten jau viskas yra, o čia pusę lempų ant akūmų pasiimsim, o čia taip, o čia naip, tai vat irgi Tadas, čia reikia visus paminėti, visą. Čia supranti, man atrodo dažnai labai, kai dėstai, paskui studentam žiūri darbus jų, labai sunku žmogui, kuris tame nebuvęs, paaiškinti, kaip meninė filmo kokybė yra smarkiai susijusi su jo techniniu išpildymu ir komandos profesionalumu, nes ne ten pravedė magistralę, užtrukai, pradėjai nervintis, nebe kruopščiai sužiūrėjai aktoriaus frazė nuskambėjo dirbtinai ir galų gale turi 3 blogus teikus, iš kurių yra 3. Ir tu galvoji, taigi aš matau, bet visą laiką, žinai, filmavime tokiam, jisai tas domino kaladėlių principas, jisai birės nuo 17 kaladėlių, žinai, ir tu jas visas turi tai, žinai, nuo prodiuserių darbo, kad tie žmonės visi jaustųsi gerai tam filmavime, kad jie norėtų dirbti, kad visi traktuotų vienas kitą kaip žmogų, oriai visi jaustųsi, žinai, kažkaip, daug šitų dalykų atveda iki to paprasto kambariuko, kuriame žmogus sako frazę ir prie kitos sienos žmogus tą frazę atsako. Paprastai ramiai atsisėdė, bet tam turi atūšt didžiulę mašiną ir jinai turi atūšt labai sklandžiai. Aš kažkada bandžiau išsiskaičiuoti iš 100%, kiek procentų operatorius laiko turi aikšteliai. Tam, kad tai taip buvau primetęs, kad tarp 17 ir 3%. Lyginant kiek, ar greitas kadras, ar sudėtingesnis. Bet režisierius visai, kad turi nedaugiau 1% laiko įgyvendinti savo dalykams. Žiūrint filmą, pasirodė, kad bandoma sukurti vaizdą, lyg tai būtų filmuota ant juostos. Tačiau ant juostos, jeigu neklystų, nefilmavot. Ar čia buvo tiesiog finansinis pasirinkimas nefilmuoti ant juostos, ar buvo kažkokių kitokių priežasčių? Ne, gal buvo finansinis yra tame, bet tas finansinis ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tu filmuoji ant juostos, tai tu turi ribotą kadrų kiekį. Reiškia ne kadrų, dublių. Nes tu turi tam tikrą kiekį juostos, kurį gali nusipirkti už tos pinigus, kiek tu turi skirtų kameros departamentui. Ir tai reiškia, kad tu iš karto turėsi ribotą dublių kiekį. Ir šitoj scenoje išleidęs didesnį dublių kiekį, anoje scenoje turėsi jų dar mažiau. Ne?
turint omeny šito filmavimo aplinkybės, kad jos yra šiaip, taip neatrodo filme. Atrodo, žinai, ten sėdi namuke, paskui išeina prie daugiabučio, pastovėjo, žinai, bet tai yra nuolatinis šaltis, visą laiką daug tokio, žinai, buvimo lauke, daug komplikacijų dėl lokacijos ir dėl taip toliau. Ir tada tenka pasirinkti, žinai, ar tu esi pasiruošęs rizikuot, kad man užteks 3 dublių, ar ne. Ir aš save žinodamas, man dažniausiai jų 3 neužtenka. Aš gal kibėjau žiūriu į vaidybą, dar kažką, tai aš žinau, kad vaidindami, dirbdami, žinai, mes iš 7 dublių, sakykim, 3 tikrai sunaudosim dėl vaidybos koregavimo, tada 2 sunaudosim dėl techninių kažkokių priežasčių, 1 sunaudosim dėl nesąmonės, dėl kažko, kažkas nutiko tiesiog, ko nekontroliuoji, 1 sunaudosim dėl garso ar 2, žinai, ir aš žinau, kad, jeigu aš galėčiau sakyti, kad man iš 1 dublio susivaidins viskas, tai tada aš būčiau gal ir drįsęs tą juostą, bet kadangi šitam filme viskas stovi ant aktorių darbo, labai daug remiasi į tiesiog pustoniais koreguojama, žinai, pokalbį, emocija. Aš žinau, kad man tam reikės nemažai dublių, nes kiek tu berepetuotum, vis tiek ateini į aikštelę ir aplinkybės visos keičiasi. Visa, žinai, aplinka jinai keičia, kaip tu turi dirbti. Tai tiek juostos nusipirkti, kad mes galėtume turėti komfortabiliai ten 7 dublius vidurkį, mes neturėjom pinigų. Ir tada aš galvoju, geriau rinkimės skaitmeną, bet juos turėsim, negu kad turėsim tą autentišką crisp, bet kažkaip bus tokių scenų, kur aš tada montuodamas sakysiu, neturiu aš gerą dublį vaidybiškai. Manau, kad laisvai galėtum filmuoti su juosta, tu turi jau nuo mažų dienų su tą juostą dirbti. Tai jau akademijai tu turi ne kaip operatorius, bet kaip režisierius būti irgi pratinamas prie tokio darbo metodo. Kaip dirbti su ribotu, nes kai tu filmuosi skaitmeną, tu galvoji tik apie terabaitus ar apie tą finalinę trukmę, bet kiekvienas dublis tai jisai iš dienos atima laiko. Yeah. Ir jis niekur neprisideda. Tai šiaip labai fainai, kad mes aikšteliai turime tiek vienam filme, tiek kitam turėjome, ko dabar dažniausiai siekia filmuodami su juosta, net ne to, kaip atrodys filmas, nes filmuotas ant juostos, tarkim Succession yra filmuotas ant juostos, ant 3.5. Ir kas tai žino? Tu žinai, aš žinau ir viskas. Dar kažkas. Reiškia, pats Lukas, jisai niekiek neišsiduoda, kad tai yra filmuota ant juostos. Bet pagrindas yra įmamas tam, kad būtų disciplina aikšteliai, kuri padeda tau dirbti ir pasiekti to rezultatų. Tai pakol kas aš į šitą filmą žiūrėjau kaip į discipliną, kuri juostai padėtų. Mes darėm testą, mes visą turėjom pamainą, filmavom ant juostos, išfilmavom 8 rolus ir tada dariau kitus testus su skaitmena. Ir, taip, tu pasižiūri ir matai, kad... Ir tada man šovė mintis, kaip reikia, apskritai, kam ta juosta buvo. Tam, kad norim, kad vaidina žmonės kaip šiandien, aplinka yra kaip tada, ir kaip vaizdu irgi parodyti, kad tai buvo ne šiandien, o tada. Truputį prislinkti prie dabarties, o kameros, pasirinkimai šiais laikais yra belė kokie. Tai pasirinkom skaitmeną, bet ją labai, nežinau, ar galima sakyti, spaudėm prie techninių galimybių ribos. Stipriai nedaeksponavom, ten viską darėm ir paskui postprodukcijai tas tik tai palengvino gauti tuos eksterjerus tokius su keistais skintonais ir keistai žalsvai, plokščius, gelsvus. Bet labai, manau, tas pasiteisino atėjus į interjerą, į namuką. Ir visai ką buvo, kad lauke šalta, o namukė yra jauku ir šilta. Ir čia tie žodžiai, jie skambėjo visada.
Karolis užsiminė apie pustonius, tai labai įdomu, kadangi filmo garsinį takelį kūrė Rygos radijo orkestras. Ne visai dalį, jo, mes negalėjom įpirkti visų džiazinių gabalų, kuriuos, tai būtų kainavę gerokai didesnius pinigus, negu kad mes galėjom skirti muzikai. Ir kadangi turėjom koprodukciją su Latvijais, Latvijai turi gerą tą Rygos radijo, Latvijos televizijos ir radijo orkestrą, džiazinį, ta prasme, brass bandą tikrą ir jie daug to groja ir čia buvo galimybė pasinaudoti, žinai, pasirinkti tą muziką, kurią aš norėjau naudoti filme ir tada sakyti, gerai, tiek galim nusipirkti, o tiek įsigrojam ir užduotis buvo, kad jie tada sugrotų, taip, kad mes žiūrėdami filmą gal nesuvestume, kada yra įgrota, o kada yra panaudota kažkas iš archyvo. O kaip pats procesas vyko? Ar jie siuntė kažkokius įrašus tekstinius ir tada sakėt, kas gerai? Tas procesas su Latvijų muzikantais, kaip vyko ta kelio? Buvo tokia grandinė, buvo aš, Arnas Mikalkėnas, kuris yra puikus džiazo muzikantas, Matis Čiudars, kuris yra Latvijos džiazo muzikantas, jie buvo tarsi du kompozitoriai, tokie tarpininkai tarp manęs, aš pasiūlydavau, kokios aš muzikos noriu, mes pakalbėdavom, ar jinai tai scenai tinka. Ir tada jau Mačio darbas būdavo muzikantam Rygoj išaiškinti, ką padaryti, kad skambėtų labiau į tą pusę. Nes, žinai, tai atrodo paprasta sugroti, bet tu labai greitai pajunti, kada yra 60-metį New York'e juodaodžiai groja, o kada groja Latvijai 26 metais Rygoje, žinai, ir tą išgroti visą dūšią, žinai, 60-mečio, taip kaip skambėjo Charlie Parkerio originaliuose albumuose, nėra taip lengva. Tai aš negaliu atsakyti, kokios ten Mačio paslaptis buvo, bet aš manau, kad jis puikiai tą savo darbą padarė ir tada mes kažkaip turėjom N įrašų Rygos ir tada rinkomės jau, kad čia naudojom Rygą, čia naudojom originalą, nes tai leido mums tada tilpti į tą finansų dalį, kuri buvo skirta muzikai. Filmo angliškas pavadinimas yra Hunger Strike Breakfast, kas verstųsi daugmaž bado streiko pusryčiai. Taip. Kodėl taip buvo būtent išverstas filmas? Matai, man atrodo, kad Lietuvoje vis tiek, kadangi žmonės, bent jau gal vyresnė karta, žino bado akciją ir kita vertus, net ir mūsų gal, nežinau, politiniai kultūroje viskas kelis metus kur nors pabadauja čia, dėl kokio nors tikslo tas visą nepriklausomybę, tai žinai, badautojų namelis, badavimas yra toksai politinės akcijos prieskonis, kas nebūtinai kitose šalyse yra kultūroje. Ir dėl to angliakalbiai gal vertinį norėjosi šiaip kažkokio oksimorono, kuris badautojų pusryčiai, buvom lietuviškai galvojom apie badautojų pusryčius, bet angliškai kažkaip išsivietėm į bado streiko pusryčius. Tai kiekvieną kartą verčiant į kitą kalbą nepavyksta gal taip tiesmukai, kadangi toks pavadinimas badautojų namelis neišeina tiesiog. Badautojai, patį tą žodį išversti į anglų kalbą jau yra komplikuota turbūt. Strikers, Hunger Strikers, jau du žodžiai, ne? Tai va. Dėl to. Tai jau yra antrasis tavo filmas filmuotas Kaune. Šiuo metu žinau, kad rašai filmą apie vyrų vienuolyną. Taip. Tai galbūt jis irgi bus filmuotas Kaune. Ne, norėčiau filmuoti kur nors provincijoje Lietuvos. Idealiuoju atveju aš dabar svarstau apie kokią nors. Esu radęs vieną tikrai egzistuojantį vienuolyną, man atrodo, Šakių rajone, kur yra jisai įrengtas senam sovietiniam darželį ar pradiniai mokyklai, aš dabar neatsimenu, bet tai labai įdomus vaizdas, nes tai yra tiesiog tas silikatinės plytos, kažkokios tos padangos, kur gėlinėlės padarytas, tos gulbės, žinai, iš dažytai baltai padangų ir vienuoliai su abitais baltais. Tai norėčiau kažko tokio sovietiniais laikais, bažnyčias vertė fabrikais. O čia truputėlį atvirkščias, sovietinis darželis paverstas vienuolynu. Čia jeigu pavyks gauti tokią lokaciją, gal kažkokį seną kolūkį ar darželį, bet matysim dar labai anksti. Na ir pabaigai noriu jūsų abiejų
paprašyti, pasakyti palinkėjimą filmo žiūrovui, jau kuris galbūt matė ir kuris galbūt dar tik tais planuoja nueiti pasižiūrėti. Aš gal, nežinau, aš palinkėčiau kaip čia su tuo filmu numalšinti alkį emocinį, nes jis yra apie, taip, filmas, kur siužetas tarsi bado akcija, bet turbūt labiausiai jis yra apie kito žmogaus alkanų žmonės. Tai čia nepalinkėjimas, čia tik viltis, kad tas filmas dabar, kai šalta, gali biškį sušildyti širdį. Simonai? Aš palinkėčiau, kaip mano tėvai išsireiškė po filmo, vienu atsisėdimu, vienu atsikvėpimu sužiūrėti jį. Na, mes tikriausiai visi galim palinkėti, kad žmonės nueitų į filmą, kadangi dabar kaip tik rodo kino teatruose. Dėkui, kad atvykote, dėkui, kad papasakojote ir su žiūrovais tikriausiai susimatysim kino salėse. Ačiū tau. Viso gero tada. Ačiū.